Sveiki, antrą dieną jau pas trenerį esam. Tai jo, vakar biškį nufilmavau, ką galim, šiandien biškį nufilmuosiu, kokias treniruotės vyksta. Ir kitus šunis pafilmuosiu, yra atvažiavę keletas, treniruojasi. Ir bandysiu viską sumesti. Tai einu treniruoti šuniuką. Dabar einu žiūrėti, kaip treniruojas skaitėnės, dabar yra atvažiavę pasiruošti testui, kuris vyks čia savaitgalį. Treniruojasi. Tam testui dabar žmonės. Vyksta treniruotė. Čia yra pikardijos aviganis, ne bardekolis, bet irgi matot gano. Ir vienintelis Lietuvoje, sakė trenerį, yra toksai. Šitos veislės atstovas. Dabar trasa yra, treniruojas trasai. Tarp tų dviejų vartų praeiti. Pasukti. Šuo turi ginti avis iš paskos handlerio. Sustoti turi. Sukontroliuoti avis. O. Gražiai klauso šuo, atsisėda. Ką? Tai čia atsišaukia, čia tarkim teoriškai, kaip būtų kelias, apsižiūri, kad nėra mašinų nevažiuoja, avis per kelią. Ir tada viskas saugu, ir tada eina toliau. Eina toliau, egzamine turi būti ne mažiau negu 10 avių. Čia panašiai 10 ir yra. Jo, čia gal kokia 12. Jo, bet visiems dalyviam turi būti vienodai. Jeigu vienam 12, kitam turi būti 12. Žodžiu, sąlygos turi būti vienodos. Šuo turi varyti ramiai, nestresuojant avių. Jis tą puikiai ir daro. Taip. Neklausyti vedlio, neįskirinėti kažkokios vienos atskiros avies. Žodžiu, turi būti labai sukoncentruotas ir susidirbęs duetas. O čia ta veislė, tai tikrai vienas yra Lietuvoje? Jo, pikardas aviganis. Ir jinai atvykus yra iš Slovenijos. Ir tų veislynų yra mažai. Kuo mažesnė populiacija iš tų šunų, tuo jie yra mažiau sugadinti, aš kaip sakau, dėl to, kad yra išlikus ta jų genetinė vertė, kai jų nėra priveista per daug. Tai žmonės stengiasi, žmonės dirba, stengiasi išlaikytas būtent ganimo instinktus, laiko egzaminus ir taip puoselė šitas veisles. Ir nebūtinai pikardas, bet daug aviganių, kurių nėra daug, jie yra vertingi, kurie tiksliau nėra populiarūs, jie yra vertingi. Nes visada, kas yra populiaru, tas po to pradedama gaminti masiškai. Ir tas netenka vertės, nes gaminama bet kaip, aišku, čia aš sakau kaip apie prekę, bet tiksliau galima pasakyti dauginama. O čia dabar kainai turi atvesti ir varyti. Ganimo zona. Ganimo zona tai yra, avis yra paliekamos šitoj ganimo zonai, šiuo atveju kvadrate. Ėsti. Ėsti. Ir šuo dabar turės atlikti ganimo funkciją. Čia tai čia kvadratas, tai tarp tų mėlynų kugelių. Taip. Ir turės atlikti ganimo funkciją. Neleista avim išeiti iš to kvadrato. Neleista avim ir dabar piemuo eina aplinkui ir piemuo negali būti toj ganimo zonai. Va dabar neatsišaukia ir šuo sugadino visą reikalą ir avis išeina. Jau čia yra klaida, bet nemirtina klaida. Dėl to, kad suvaldė avis ir grąžino atgal, tai šiuo atveju gaus kelis minus taškų, nes tas pats šuo ir išvarė avis netinkamai ir nereikėjo, tiesiog jis turėjo būti atsišaukiamas. Gerai. Nuvedlys tikiuosi atsimins. Sudėtinga yra ganyti, kai nėra žolės, biškelis dabar tas metų laikas toksai, kad jeigu būtų žolė, jos pačios sustotų ir ėstų. O dabar kai nėra. Bet vis tiek randama to kažką, šiaudą pagaužti. Jau lenda ta žolytė, po truputėlį lenda. Ir dabar teisėjas turės duoti ženklą, kada bus galima pabaigti. Paprastai tas ganimas trunka apie 2 minutės. Avis jau pradėjo čilinti. Pasijaus tikrai kaip gaunamas. Dabar turi handlerį pasimti su šunim avis vėl prie savęs. Gali patys iš jo. Jup. Hopi.
Truputį pašalinės avys įsinešė ir sugadina visą treniruotę. Bet Haupi 8-9 metų šuo viskas tvarkys. Akivaizdžiai. 8 metų šuo va, kaip puikiai dirba. Sulaikė ir nuvarė atgal į gardą. Ir viskas. Dabar turi sukontroliuoti. Pagerinsim situaciją, duosim didesnę bandą avių šitam gražiam šuniukui. Treniruotės metu, kuo didesnė banda, to biškai sudėtingiau, bet gal ir lengviau vienu metu. Pajuto avis galėjimą pabėgti ir pabėgo. Ir labai šuo klauso, labai. Ir viskas susitvarko. Šuo įsijaudina, jaučia iš žmogaus irgi biškį stresą, viską, kad susijaudina ir šuo susijaudina ir daro biškį neprotingiau tiesiog, o viską pamet biškį kontrolę, atpalaiduoja instinktą, bet va, prašau, viskas susikontroliavo. Dabar stabilizuoja viskas nurimpa. Avis gavo paragauti pabėgimą ir dabar jos tą daro. Yra žymiai sudėtingiau įgyvendinti. Čia tokia negyvenimiška situacija. Ten kitoje vietoje buvo avis uždarytas 5, tos 5 įsibrovė ir atbėgo ir sugadina viską. Čia nieko neišvengsi, dabar taip gavos taip. Šiaip teoriškai būtų įvarius, jei būtų avių mažiau buvę. Lėtai, lėtai. Sustok. Lie down. Stop. Stop. Come back. Eik prie vartelių. Artyn. Į vidų, eik į vidų. Stop. Dešinę. Ateik čia. Stop. Puiku. Stop. Būni. Stop. Bravo. Kaip iš po tokio papildymo jau gerai gavos. Audronė jau pasiruošus savo atrumą. Ateik, Roj. Ateik, dabar jis man turi normaliai avis.
palaikyti, o aš turiu įvertinti, iš kurios pusės man geriau siūsti šunį. Kadangi avį žiūrint link namų, visada šuniui yra lengviau bėgti iš tos pusės, ateik čia Roj, ir saugoti tą pusę, į kurią avis nori, ateik čia, bėgti namo ir neštis link namų. Nes šuo turi laikyti tą liniją būtent, kurios nori spausti link namų. Gerai, aš suprantu, Petras man laiko, Roj, pasakau šuniui, kad žiūrėtų į avis. Ir būtent šitas avis, Roj, geras šuo. Away. Ir jis dabar turi apsispręsti, kiek toli jam reikia bėgti, apsiskaičiuoti, kiek toli ir kiek plačiai. Dabar man, pavyzdžiui, tai čia per siaurai. Lie down, Roj! Lie down, Roj! Lie down! Nu, va, taip vyksta treniruotės. Čia ir yra treniruotės tam, kad reikia paauklėti, nes per greit pravaro avis ir turi, kaip sakoma, bėgti į šunį ir jį sukontroliuoti. Va, pamatė, kad atbėga šeimininkė, atsigulė. Pamatė, kad nebegalės šūdą malti. Automatiškai dabar jau klauso komandų. Nes yra didelis atstumas, jis gali per daug savivaliauti, pagal save daryti ir daro blogai. O kai yra mažesnis atstumas, jaučia didesnę kontrolę šeimininkės ir automatiškai klauso, kaip matot, va, kai šilkinis. Kambai. Klauso, kai šilkinis. Dabar palaikys audronę Petrui, išlenkęs, parbėga. Kažką per anksti sušvilpė, piršos sureagavo ir sustojo. Kertais taip neturėtų bėgti, daryti gražų autumą ar aplinkui ratu, va kaip dabar daro. Nes jisai prieš tai kirto liniją, vėl sustojo. Turi apibėgti aplink avis kaip obuolių nuo Henlerio ir atsidurti šitoje vietoje, už galo avių. Va, dabar per toli bėga. Tam ir yra skirtos treniruotės, kad išmokinti, reaguoti, daryti gerai. Grįžta, skatina. Visi pradėjo judėti. Dar ne, bet jau. Šuo turi nebijoti, kai žmogus stovi šalia, turi nebijoti jas tiesiog pasiimti. Būna kiti bėja viskas. Labai skatina. Sunkiai stumia. Avis yra pratusios šitos prie šunų, tai yra sudėtingiau. Truputį. Gal kažkiek. Bet šiaip turėtų gerai eiti. Nu, čia reikės audronės paklausti. Nu, kaip visada turi nuvaryti iki esančio ten Henlerio. Paleido šunį. Away komanda. Apie porą 100-200 metrų. Oi, ten audronė laiko toli. O, gražiai parbėga, labai gražiai. Nesidarko. Jo. Lenkiškai nesuprantu, bet čia buvo turbūt keiksmažodžiai.
Nes avis bėga į mane, turėtų bėgti tas biškį į šoną pas šeimininką. Va, dabar nusuko į šeimininką. Gal biškį per daug. Post. Stand by. Die. Post. Gerai viskas. Palengva, neskubant. Aš važiuoju su keturračiu filmuoju, nes vaikščiot per daug irgi negerai. Aišku, tas keturratis toks priekaba baržgalė. Kaip matot, jisai linkęs yra aplink žmogų laikyta vis, tiesiog nes šeimininkė liepė ir jisai laiko, kad nepabėgtų avis, vienoj krūvoj būtų. Rasa eina savo tempu, palengva, neskubėdama, o jisai tiesiog laiko. Kad avis nesiskirst, nenueitų šoną, tai darytų kaip šeimininkė liepė, tokiu pačiu lėtu tempu. Sorry dėl vibracijas, garsų. Dabar per kelią reikia pervaryti, tai reikia biškiuką pilėtinti, nebadyt avių. Nu va, turint avis, toks šuo yra idealu. Bet ir su karvėm vieni jokai. Karvės lėtesni gyvūnai, avis greitesnės. Tai yra didelis skirtumas. Puikiai darbuojas. Rasa neskuba, palengva. Duoda šuniui darbo. Toks tikslu atvažiavam, kad jisai vėl priprastų prie komandų, prie savo kontrolės, nes jeigu pradeda ginti, vaikyti, yra jau pradeda kontrolę. Didesnė banda puikiai saugena, be vargo. Šeimininkas iš galo vaina, aišku, gali su keturračiu važiuoti iš galo ir duoti komandas. Tai be priekabikis, kad mažiau triukšmų būtų. Prilietininkai reikia, viską. Ką, ir atvarė, Kennel unikalus greitis. Tvirtovė. Atgal avis grįžo namo. Nice. Namo. Lėkiam namo iš prastų treniruočių, visko, nusprendžiau sustoti, biškį mašiną nuplaut, nes nei numerių matos, nieko normaliai jau. Na, žvirkeliai savo daro. Kitas vaizdelis. Dabar nuslipdamas kelinį įsipurvinsiu. Gerai, lėk namo. Tai taip, jau viskas, grįžom namo, nefilmavau nieko ir grįžom jau namo. 4 valandas. Prie vakarinio milžiaus neįsiu, o aš vieną pasimelš vieną šį kartą. Ir dabar einu susinešti vis baraklo namo. Sumontuosiu video. Ir eisiu vakare prie gyvulių. Jei kažkas bus, įmėsiu kitą dieną. Šiaip jau pasilgau gyvulių namų, nors vieną parą nebuvau, bet vis tiek pasilgau. Tai va. Ir jo, iki rytojaus.